Gerą dieną. Labą dieną. Kaip tau? Gerai. Gerai. Prisiminimai tokie. Ką prisiminė iš praeitų metų? Subarika. Subarika. Dulkių nekelia. Čia lėkiam su Subariku. Taip lėkiam, kad stumoklis išlindo per šoną. Biški. Pasakė labą dieną. Jo, tai įdomus tokie prisiminimai. Aš tai savo vietą pažinau, kur praeitais metais į griovį nustūmiau guzą, šieno kupstą. O sakau, čia mano vieta. Važiuojam toliau, Marčius sako, o čia ta vieta, kur Apsipylėm dūmais. Apsipylėm dūmais. Radom, kur užsidegėm, nu ką, žodžiu, radom visas savo vietas Mažeikiuose. Tai viskas yra labai gerai. Tai liko paskutinis dopas susirašyti. Tada užvalgyt kažkur kažką. Jo, tada užvalgyt. Lėktuvus įklijuot. Triukšmauja čia. Ir technikinė prasėjai. Jo, administracinė prasėjom, viskas tvarkoj. Susirašėm dopus, liko vienas. Martinas sakė, liko lipdukai ir technikinė. Ja. Šiandien podiumas vakare. Su kombinezonais. Su kombinezonais stovėsim, važiuosim, lipsim, mojuosim. Pamojuokit ir mum. Mes pabandysim atmojuoti jum atgal. Ir tiek iš tikrųjų. Po to gal vakare ar valgydami kur nors pasipasakosim, ką vakar nuveikėm su automobiliu. Ką pasidarėm, ką kur. Namų darbus kokius atlikote. Jo, tai kaip ir... Kas dirbo, kas namus darbus darė. Nu, tai čia žinai, kaip kam patogiau. Ir viskas, tai važiuojam, susirašom vieną ir gal valgydami susitiks. Ką, Marčiau, gerą nusipirkai? Drambliausį nusipirkai? Reikia paremti vietinį verslą. Taip, važiuojam, radom vietinę parduotuvytę. Nusipirkom atsigert po drambliausį. Išlaikom senas Taip, tradicijas. mes visą laiką paremėm. Mažas parduotuvėlės ir viskas, važiuojam toliau. Vyrai susikaupė. O, jau eterį. Jau pajungta. Susikaupė prieš startinį iškilmingojo atidarimo Ceremonijai. Palauk, per naują. Tas kur ten buvo? Ką vyrai susikaupė? Jo, nu tai ką vyrai susikaupė stovit? Susirinkom į Mažeikius į iškilmingą ralio atidarimo ceremoniją. Daug automobilių yra, visi važiuosim per Arką mini ralį, turbūt pirmą kartą toksai reikalas, kiek atsimenu. Per 5 metus. Tai gražu pažiūrėti. Įdomu, kaip toliau bus Mažeikiuose. Mom tai labai gerai praeitais metais švestiklis išlindo ir užsidegėm stopę. Su mašinų defektais... Bet su Subariku palauk. Su mašinų defektais iš į ralį Opelio variklis irgi, žinokite, galus Skaičiuoja. Ai, va, dar mama linkėjimų iš Mažeikių ir tau, ką jau, nes negalėjai važiuoti. Tai va, ką jau, kadangi susiklostė kaip susiklostė, tai mes tau visi perdadam linkėjimų ir tavęs nepamirštam. Padarysim ir tau nuotrauką. Dabar apie ralį tai įdomus greičio ruožai, vadinami autostradom. Pala, dabar negaliu nieko sakyti, nes jeigu užkalbins, bus blogai. Nekalbam nieko ir Karolė į šoną. Kaip ten, Rokai, tau būna su to Karoliu? Ai, ten būna. Būna, kai mes nusisukę viens nuo kito praeinam, tai viskas būna gerai. Bet va, Elektrėnuose gerą pastebėjimą pasakė, kažką mes keli žodžius permetėm ir tada pusašis, tada kažkada permetėm dar kažkas. Nu tai va, mes dabar einam taip ir tik tai po finišo pakalbėti galim. Kaip tas ralis greičio ruožai, nežinau, greitai atrodo labai. Jau pernai, ne? Jo, radom tas atkarpas privažiavo. Jo, kur... Čia tiesiog aš buvau pernai metais teisėjau. Tai realiai pagal mane tai iškarpytai iš dopo. Iškarpytais, jo. Bet šiaip greitai, ne? Jo, šiaip tikrai labai greiti. Tų staigių posūkį tik antroji sekcija gal labiau bus. Aš įsivaizduoju. Bet ir tai ten realiai jie tokie, kad ir 5, bet jis nebaisus. Yra ten, man tie keli tiltukai tokie ant posūkiai. Ten du, vat aš norėjau sakyti, ten galima šitam raliai skaičiuoti tiltus. Tai realiai aš suskaičiavau, man atrodo, 5. Man atrodo, kad 5. 2 mediniai dėja gražus, vienas toks paklerės betoninis. Ir kur dar kažkokį praleidžiu. Kamera tiesiai. Rankai išsisuk. Jo, bet šiaip yra tų tiltelių, bet žinai, ne tokie kaip Rokiškitas, kur yra iš po aštraus euras ir ten, oi, ne tokių nėra.
Tai va tas gal Tas prie džiugina. Malkų krūmos, tai toks irgi toks- nėra platus. Man labai įdomu, kur buvo atlieki kairys, vienas dešinys, gal vienas, du, kur tarp rastų toks. Jo, nu, tai čia tas Tai tiesiog- va ir tada iš karto ten... Pirmas, Jo. siaura. Mane tai kas neramina šie metai kažkokie, nežinau. Kėdainiuose medis, kažkuriam kitam Dauguose akmuo. Dauguose. Atkalė mašiną, antrą, jau trečias kėbulas yra. Tai pirmą lankus dėjom, antrą ant dalių, trečią ant dalių. Nu, nežinau, Bet kažkaip. detalių bent jau yra. Kol kas yra. Nu tai va. Kol kas yra, dar ne visus Lietuvos kupus supirkau. Nu bet mes irgi ką slengsti keitėm ir ketvirtį keitėm. Tai kaip irgi veiklos turėjom. Tai dabar tikiuosi, nu, šį ralį, žinai, kažkaip taip stengtis sufinišuot, kad, nu, garbingai pabaigto, neužsibrėžti ant tiklų vietą užimti, nes tikrai Aš daug sakiau, dalyvių. bent jau antrą ir viskas, nėra čia ką prieštis daugiau. Ir labai daug konkurentų yra stiprių, kurie važiuoja ir anksčiau nevažiavo, tiksliau šiemet nevažiavo, bet iš pernai metų jie yra, tai tikrai konkurencija bus nemaža. Kalbant mini ralį. Aš, kai man aktualu žiūrėjau, tai Open klasė, ką anksčiau važiuodavau, ar ne 20 dalyvių. Yra nepastojimo, Kad ten- 10 dalyvių. O SGC 3 klasėje iki 10. Tai, nu, žiūrint statistiką visą laiką stengiu žiūrėti, tai kol kas aukščiau stoviu, negu planuota buvo. Bet kai finišuosiu, tada pasakysiu, kaip ten kas gaunas. Jo, Dabar tikiuosi, pakalbėsim po. Po sezono. kad bus Pas mus gerai. dalyvių nėra baisiai daug, tai kažkaip labai taip gaunas, kad labai stipriai nepakonkuruosim, bet aš labai maloniai druskininkose su Liudu labai fainai pasitaškėm. Žinoma, jisai geriau kai kuriais atvejais negu mes, bet nėra taip, kad visiškai sausai. Tai man visai yra fainai, kai yra gretuminis žmogus, prie kurio galima prisirišti rezultato ir savo rezultatą lyginti. Nesvarbu, kad mūsų ten technika mandresnė ar pasi ten mandresnė, bet mes šnekam apie patį laiką sugaištą dopį. Tai kad ir su dviračiu važiuok, bet yra įdomu. Taip. Tai man buvo labai įdomu druskininkose važiuoti, nes mūsų rezultatas arba jis, arba mes, arba jis. Tai, va tas man labai patinka, kai yra prie ko prisirišti, ten, žinai, netaikai pirmą vietą ar ten, žinai, 10. Bet tą gretutinį, druskininkose jam labiau sekėsi negu mums. Aš norėčiau, kad gal mums seksis šį kartą. Bet pamatysim, taip yra ralis toks, nieko negali žinoti. Bet tas man patinka, kad druskininkose važiavam su juo ir šitam Mažeikiuose važiuojam su juo, tai man yra malonu, kai yra šalia, žinai, kaip ir masonas. Arba mes masoną, arba masonas. Irgi yra fainai, žinai, nes tada yra tas Yra su toks- ko konkuruot. Jo, yra tas patempimas, žinai, Nes tai jeigu tas visą man laiką labiausiai pirmas, patinka. tai toksai, ir vėl pirmas, ir vėl pirmas. Nu ten arba ir vėl 10, vėl 10. Ir tada nežinai, ar tu gerai važiavai, ar blogai, Jo. kaip čia gauna. Tai pirmas reiškia, gerai. Bet tu gali jo, bet pirmas būti ir Jeigu vienas ir iš vieno, tai stumdamasis. žinai. Gali ir stumdamasis pirmas būti. Aš žinai, ko pas jūs norėjau paklausti. Čia Jūs kitame dar. jūs kai varot, realiai kas savaitę, kas 2 varžybas, yra kažkoks skirtumas, kada važiuoja kas mėnesį? Vis tiek buvo ten tas laiko Yra tarpas. žiaurus skirtumas, nes kodėl mes į stulpą įkalėm pirmose savo varžybose, dėl to, kad aš įsigandau posūkį. Aš atvažiavau tuo pačiu tempu, kurio baigiau praeitą sezoną. Aš pradėjau sukt, man pradėjo ar slyst mašina, kažkas man pradėjo vykti ne taip, kaliau per stabdžius ir tiesiai ir nuvarėm į stulpą. Ten per gazą ir būtum nuvažiavęs, net aš dabar net nesuprantu, kaip aš ten galėjau tą padaryti. Bet, Tada. supranti. Sekantis klausimas, ką patartum tiem, kaip mini ralis, kurie nevažiuoja kas savaitę, kas 2 varžybas. Kas mėnesį. Kažkas rūksta baisiai. Kas savaitę, jie važiuoja realiai kas mėnesį, kas pusantro būna tos varžybos. Kaip nepamesti tos, nežinau, koncentracijos įgūdžių, ką patartum? Aš taip ir... registruotis nuliukais, pirmiausiai važiuoti. Tai va, imti iš jūsų pavyzdį, labai gerai Martynas sako, bet aš norėjau kitą dalyką paminėti. Tai yra organizatorių šių metų pasistengimą ant Mažeikių ralio, nes atsirado testinis greičio ruožas. Jo, Kada tu tas- esi mini ralyje testinį greičio ruožą? Nebuvę. Ne, pasvajosi net. Tai čia yra dalis tavo atsakymo, kad organizatoriai pilnai patys gali prisidėti irgi prie to, kad Galbūt kaina šiek tiek ditoka kaip mini rally, nes startinis 230, testinis 80, po pabrangimo 120. Realiai pusę startinio, mano galva gal šiek tiek daugokai yra. Nežinau kaip kitose lygose, ten sprintas ar A lyga. 200, man atrodo. Tai- 250. Pusantro, apie 200. Gerai, pusantro 200, kada jūsų startinė yra ten po 800. Jo. Toks kofas biškis skiriasi tikrai. Realiai ketvirtadalis. Bet dabar žiūrėk, Pidiso, nepaims.
Nu, Pediso ne, jo. Nu tai va, iš tos pusės, žinai, galima žvelgti. Nu, kaip ir sako, miniralio kilometras yra brangiausias. Nu, dėja, bet taip. Nes tada ir skaičiam, tada tavo druskininkų suvažiuoji 60 litrų, suvažiuoji mineralį irgi 60 litrų, o kilometrų ant 20 skiriasi. Šitas taip. Bet testinis yra pagirtina Mažeikių organizatorių šitas. Tai va, kaip Marčius sako, kad nuliukai yra dar viena iš išeičių. Bet vis tiek, jau nuliukų važiuodamas jau tu turi mokėti važiuoti, nes ne bet kuris mineralio dalyvis irgi galėtų nulių suvažiuoti. Tai irgi yra tam tikrų niuansų. O testinis tu važiuoji kas nori, susimokė pinigus ir važiuoji. Tai tu turi bet kokią galimybę tam. O tai jau apie testus, kad pasidarėt mašiną, viską prasižiūrėjot? Jo, Elektrėnų gatvėje pasidarėm testus. Čepkauskai linkėjimai. Vėl autostrada buvo atidaryta. Jo, bet nežinau, nu ten važiavo, kai naujas daiktas jis turi važiuoti. Bet naujas daiktas pas mus būna taip, kad ir nevažiuoja, tai nu, toj sužinosim, tai neužilgo rytoj. Bet šiaip kol kas dėžė veikia geriau, ne? Kaip laikrodukas. Daug giliau. Ir garsas, ir tylumas, ir jautrumas, nu viskas. Nu, apskritai, bet kurią vietą, kurią paimsi, viskas taip, kaip turi būti. Ir aš manau, kad po kol kas geriausias variantas, kurį aš vairavęs sekvencinė dėžė. Mes ir su Kotaučiu, su Subaru važiavom, tai labai, iš pradžių man kažkaip labiau Kotaučas patiko, irgi, žinai, bet kažkaip praeitą kartą ta dėžė irgi garsą turėjo, nu, bet ne prieš šitą perinkimą, kai važiavam šitą visą sezoną. Nu, jinai garsas buvo, nu, jinai aš girdėjau ją, žinai, ir tu pats girdėjai, tos krumpliai girdisi, žinai. Dabar, pavyzdžiui, atsisėsi pravažiuoti, tu dėžės net negirdi, tik variklį. Nu, tai reiškia, jau buvo laikas. Nu, matai, pakeitė tokius dalykus, kurių nekeitė paskutinius 2 kartus, tai irgi tas įtakoja, žinai. Nes, 2 kartus nekeitė, prieš tai neaišku, ar keitė. Ar ne, vėlgi. Nes pagrindinę ašį keitė, į kurią krumpliai visi susimauna, niekada nebuvo keista, tik krumpliai buvo keista. Nu, tai tas tai va, ta, žinai, susideda, bet šiaip po kol kas tai tikrai patenkinti, nes Marčius įsėdo, o sako čia. Nu, bet ką, dabar neprisidėti šitam ralį. Bandysim. Mechaniko neturit aš čia dabar. No, tai nepridirbkit reikalų. Gausis kaip gausis. Ir turbūt pabaigai parodyk visiems, kiek čia daug susirinko automobilių gražių. Čia apie proto, aš pradėjom kalbėti. Čia turbūt apie kokį... Pernai Mažeikiuose panašiai buvo. Jeigu auto yra kažkur apie 15-20 tūkstančių, čia yra krūva pinigų, stovinčių krūva pinigų. Tai trūksta lipduko, parduodu, tokie metai, toks variklis ir viskas. Bet geras turgus būtų bagažinių. Šiaip panašiai ir yra, žinok, žmonės vaikšto, dairas, kas čia, kas ką parduoda, bet kol kas dar nieko neišpakavo iš bagažinių. Tai va, eisime atidarymo ceremoniją, pabandysim pasifilmuoti kaip kas kur ir kada. Aš manau, kad jūs nufilmuosit mūsų, o mes nufilmuosim jūs. Žinai, kaip su mano 2 darbų darimais, pamirštu. Mes važiuosim vieni iš pirmųjų, jūs važiuosit kada maždaug? Turbūt po kokių 25-30 Tai aš manau, mes pervažiuojam, aš sustoju, apsikeičiam lazda, tada jūs einate mašiną ir, nu, galėsim viens kitą nufilmuoti. Žiūrėsim, kai ką telefoną imsim ir bandysim kažką. Na tai va, viskas, tiek žinių, pasimatysim šiek tiek vėliau. Rokas Markovičius ir Martynas Masaitis. Eik tu, žiūrėk, Rokas vairą nuėmė ir viskas. Ai, tai lengviau užlipti. Lengviau tilpti, aišku. Jūsų ambicija šitą savaitgalį irgi papildomi greiti kilometrai prieš Zarasus? Negarantuojam, kad važiuosim į Zarasus, nes už 2-3 dienų reikės į Saremą į Estiją važiuoti, tai taip darant svarstymą. Paskutinėme ralyje, kiek aš pamenu, šitas Hyundai'us truputį charakterį rodė, ar ne? Truputį norėjo važiuotis, norėjo nevažiuoti kažkur. Jisai pirmoji pradžioj sezono norėjo nevažiuoti, pusę sezono, paskui jau bendrom jėgom visi perlaužė ir sakė, kad taip nebus, tai pradėjo važiuoti. Ir dabar jau viskas kaip šilta Vilna, ne? Viskas pagal planą. Šaunuoliai, tai ką, gerų kilometrų, gerų emocijų. 82 numeris Rokas Markovičius ir Martynas Masaitis. Gorilla Burgers komanda, beje šitą komandą mes matysime ir pagrindinėme ralyje. Ir Karolis Gergaudas. Neužtok šviesos, tamsu pas mus. Mes ir taip šviečiam. Kaip jums sekasi? Kaip testinis? Testinis neblogai visai neblogai.
Nu, visada galima geriau, bet... 3 važiavot, ne? Taip, visus 3 važiavom. Visus pasigerinau, kiekvieno Visus geriau. pagerėjot per, ne? Visus pagerėjom, Tai taip. labai šaunu. Labai tikimės ir per ralį taip gerėti, kaip ir testinė. Nu, ir 3 numeris, kokiu pradėjo šį sezoną? Geras klausimas. Reikia Kėdainių stogą pažiūrėti. Bet ne 3, ne? Ne, tikrai ne 3, gerokai žemesnė. Nu. Tai va, sėkmės. Ačiū. Visai ten fainai, daug žiūrinčių. Bet vairuotojas nepasimetam. Aiš, aš pakalbėti ką. Ekipažas. Gorilla Burgers komanda, Martynas Tereikis, Saulius Truskas. Ekipažas numeris 3. Labas Martynai, aš galvoju, kad ten jūsų fanai Pipseno, ten turbūt Katažina su Pipsikais nuvažiavo. Nu gero, taip. Jūsų planai, tikslai, nu dabar tarsi Manai, padaryt čia vietos, paaišysim Saulytės dabar. dabar. Nieko prieš, Martynas išvažiavo nepatys. O ne, bet merę turim, žinok. Merė, mums leis, mes merę galėsim irgi pavežioti čia Saulytę. Galim išpaišyti dabar ar ne? Dar, nes aš tai nežinau, čia vietos mes turim pakankamai. Ne, o gerai, sutarkim, Saulytę išpieškit rytoj. Nes Vitalijus sakė, saugumas svarbiausia, tai gal po finišu. Bijot baudų? Nu jo, kažkaip taip. Nieko nebijom. Mes tai nieko nebijom. Tai pablokit šitai drąsiai, kaip sakyt, komandai. Rytoj Viekšniuose paišom Saulytės, gerai? Jo, bus ralio fiesta su Liepa Mondikaitė su Saulytėm ant asfalto ar ten ant grindinio ar kažkur tai. Ekipažas numeris 3. Martynas Tereikis ir Saulius Truskas. Giedrius Labenskas, Žilvinas Kukučionis, 40. Gorilla Burgers, aš žinau, kažkur aš tuos lipdukus Krispo ir moteris jau esu matęs. Tai per visus ralius komanda važiuoja, ne? Žinoma, važiuojam visus, kiek tik yra įmanoma ir kiek technika mums leidžia. Sezono tie rezultatai su 5 ankstesnių lenktynių ten į tą Excelį taškų padėliojus. Viskas gerai ar galėjo būti geriau? Galėjo gerokai geriau būti, nes Kėdainiuose medis, Dauguose buvo akmuo, taip kad ne kažką sezonas. Klausykime, čia tos gamtos stichijos ir medžiai, ir akmenys, čia viskas Mažeikiuose, Viekšniuose, Židikuose, Trikšniuose, ko gerai būtų, kad nebūtų? Melioracijos griuvių 2 metrų gylių, bet apsižiūrėjau, ten turėtų gerai būti. Prašok, sakyvuką. Nu tai ką, gerai, kaip sakyt, vyriškai su moterų logotipais ant šono, 43 numeris mūsų lenktynėse yra Giedrius Labenskas, Žilvinas Kukučionis, Gorilla Burgers komanda.
Kada kėlė šiandien? Tai visai dar normaliai, ne 5, ne 6. Tai gerai. Pamėgot tavo. Kaip nusiteikimai? Gerai. Gyvensim? Tuoj pamatysim, ne? Nelama neskaitau. Ne? Aš tik pasakas skaitau. O aš tik klausau, tai nežinau. Bet dar ir galus. Kartais reikia. Ai, viskas gerai. Baiginėjom pasiruošti, pasijungėm visą įrangą, viską. Ir tiek. Tuoj varysim į startinę zoną. Susirinkimas. Jo. Ir 10 valandą pirmas startas. Jo. Tai, kaip sakant, dar yra laiko. Šiek tiek užtruksim ir tiek. Tiek. Nu tai traukinukai papasakok. Tai va, servisas nieko nepridirbo mašinai. Beveik nieko. Ačiū Dievui. Tik tai apsaugos varžtą vieną pametėm, bet tai čia mizeris yra. Jo, planas ir buvo jį pamesti, jau iš garažų išvažinėjau. Mašina kaip ir važiuoja, tik tas galas biški plaukioja galbūt. O kalbant apie rezultatą, tai 5 savo klasėje esame ir nuo 3 atsiliekam 14 sekundžių, tai po daugiau mini ralio etapo supratau, kad atlošinėti negalima, tai dabar važiuosi jau kaip važiuosis. Bet gal puntukai nesimaišys šį kartą? Jo, puntukų nėra, bet nu žinai. Ir dauguose lygis nebuvo puntukų. Atloš 13 sekundžių per likusius kiek čia tų gal 15 kilometrų. Nu, pats supranti, kad ne mano jėgom dar. Dar tiltukų kiek? Tiltukai tai platus gerai. Nu ten tas, kur tas vienas iš po dešinio, kur ten tie rastai, tai ten kaip ten pasakius dėl to pločio. Tai aš kaip bijau, tai prieš rastus jau būsiu sustojęs. Taip, kad į tiltuką pataikysiu ten. Skersai irgi turėtume tilpti, jeigu reikės, bet nereikės, nebus tiek greičiai. Tikėkimės, kad nereikės skersai tilpti. Ir nustabiliai, kaip ir visą laiką, tas 10 sekundžių nuo tereikio gaunam. Kol kas savam tempė tam. Kaip galvom pačioj pradžiai, kad gausim malko ant tiesiųjų labai daug, tai tiek negaunam, kiek planuose buvo. Norėjau 3 greičio ruožą atlošti tau 2 sekundės, tai tas 2 ir atpašiau. Jau gerai. O dabar, nu, kitokia sekcija bus visai, tai bus įdomu, kaip čia gausis toliau. Tos duobės pradžiai gazina, kur 4-6 geras. Bet ten pradžia, kol nenusuk į kairę, man atrodo. Jo, ir paskui ten... Bet jiem be amortiko labai jau. Nu jo.
Ir paskui ten prieš tą dešinį aštrų irgi, kur yra tas toks, nežinau, net kaip ten pasakyta. Ten neduobės, o žemių kalnas. Kažkoks jo, tai ten Kalnagūbris. Ir ten būtent, mano manimu, tai būtent toj vietoje yra stabdymo, nu, prasme, Jo. pats stabdymas. Tai ten bus dar daugiau išmušta visko. Tai... Arba prieš stabdytis kažkaip ir ten pravažiuot, arba... Ai, bet vis tiek tas amoris dar kiekvieną posūkį, tai... Dabar garbingai reikia finišuoti visą šitą miniralio etapą be nuostolių didelių. O kaip jūsų automobilio greičių dėžė? Gearbox. Kaip šveicariškas laikrodukas. Tai net nesigirdi. Net nesigirdi, jungiasi, veikia. Nu, jinai ir anksčiau veikia. Tai, nu, nebuvo, kad jinai neveikia, žinai, bet jinai dabar nesigirdi. O štai jinai girdėjos, jinai garsus skleidė, verkė, liūdėjo. O dabar nieko nėra, dabar viskas taip, kaip turi būti. Plius blokiruotės, abidvi magnetas pasikeitė. Nu, daug dalykų pasikeitė, kurie įtakoja važiavimą. Tai tikrai jaučiasi. Ir visai kitaip iš posūkių jinai stovi ir sukimo momentas biškai kitaip jaučiasi, kai blokiruotės kitaip veikia. Nu, biškai reikėjo įprasti pirmam dope, nes atrodo, nu, kaip ir tas pats turėtų būti, bet nu, ne tas pats. Bet šiaip viskas gerai. Kaip važiuosi toliau? Nes matau, turi 3 sekundžių persvarą. Reikia važiuoti šiek tiek greičiau, nes per 4 dopus, jeigu 3 sekundės, tai galim 2 sekundėm gauti. Paskaičiavom. Tai buvo, aš tai paskaičiavau. Buvo kažką prisidirbęs ir... Negreičiau važiuoti. Tiksliau. Nu, tiksliau, gal labiau greičiau jo, nu ten... Šikaną nunešiu. Nes, nu, 3 sekundės, nu, nėra labai daug. Tai aš žinau, nes mes gaunam nuo jo dažnai apie sekundę iki 2 dopų. Tai, nu, turim ką veikti. Kaip ir tas toksai. Tai vat aš sakau, nu, vat tas... Ten yra teisinga mašina, pas teisingą žmogų rankų. Jo, kadangi ten tikrai važiuoja, patirtis irgi kalba savo, tai o mes turim biškį, nu, žinai. Bet nebandysi įrodyti kažko, nes, nu... Aš važiuosiu taip, kaip man jausis važiuoti. Jeigu man nesivažiuos, aš važiuosiu lėčiau. Jeigu man važiuos, tai greičiausiai man gali vėl atsirišti, tada marčius. Man biški ir viskas, tada bus gerai. O kai atsiriš, tada aš garažę klijuosiu. Yra šansų, tai dėl to sakau, reikia ramiai ir viskas yra gerai. Važiuot savo tempu, dabar tokį kuriuo važiavom ir bus gerai. O kelio knyga geriau dabar? Jo. Planšetį, ne. Šiaip visai normaliai. Bet greičiau ir paprasčiau. Jo, tik labai užnesu šitį dopai. Pasakai, kairys 2 ir lauki sekantį, va taip. Tai nevažiuoju, kitais, jeigu lauki. Bet tai supranti, ar to papirinės būtum rašęs, ar to planšetės. Tai realiai tas pats girdim. Bet žinai, koks pliusas dar yra, visą laiką balti lapai. Neišpurvini. Ne, bet gali suskilt lapai. Taip, Suskilt. Gali suskilt lapas. gali įtrūkt lapą. Ne, labiausiai jaučiasi tada, kada yra vienetai ir dvejetai ir ten ir arba į. Kai reikia greitai vartyti puslapį, žinai, o čia pasakai ir lauki, kol davažiuosi. Nu kiek, 200-300 metrų yra daug vietų. Tai, nu, tas va taip ir yra. 300, už 300 ten į kairę arba į dešinį ir vėl lauki. Nu, bet tai gal ir Nu, dar karts nuo karto primeni, koks posūkis turėtų būti. O šiaip visai gerai. Su to tapšnokliu. Tapšnokliu. Nu, lapai nesusiklijuoja. Nesulimpa. Pirštu, op, Pasirodo. kitas puslapis. Tai gerai, Kalika nebedaug kaneris finišė. Išvelkim pliusą, kad šį kartą nepradėjo nuo 3 lapo skaityti dopo. Taip, starte. Ir buvę, kad aš ne tą dopą buvau atsivertęs. Sako, skaitai ne tą. Sakau, tai kada? Nu, lyg ir atitinka posūkį, bet pasirodo buvo ne taip. 1-4. Pas mane lygiai tas pats buvo, kai 3 lapais į priekį atsiverčiau. Skaitau ir man lyg pradžia tokia, paskui žiūri, jau nebetinka. Aš patau, ne, šiaip, ne taip. Ne taip. Nu, tai tada palaukiu, kol davažiavo iki tos vietos ir toliau. Nes kadangi jau atsivertęs, jau gaunas, kad šturmanas priekį, o vairuotojas atsilieka. Tai sustojau, palaukiau. Nu, ir tada važiavam toliau normaliai. Tai va, šiaip tai viskas gerai, manau, kad mašina važiuoja, pagaliau taip, kaip aš įsivaizduoju, kad jinai turi važiuoti ir netgi geriau mano norų šiuo metu. Tai viskas labai gerai. Dar turėsi kažkada BM pabandyti pavairuoti. Nu gerai, ne BM, galų varomo automobilį. Ačiū, viskas tvarkoja. Kad suprastum, ką mes ten veikiam. Ne, tai aš ir taip suprantu, dėl to nesuprantu ir net nenoriu gilintis. Apsikeisim rolėm šiek tiek. O, čia bus tada ne, bus negerai.
Barokas sudilo paleisti? Ne, mašinom apkeisim. O. Tai tu daug nekalbėk, nes šalia matau reikėtų sėdėti. Bet pas mane neskubėsim, mes ramiai. Tai ką, einam ruoštis toliau? Jo, einam ruoštis toliau. Tai ką, pasimatysim kažko tai gale. Uždaram parke. Viešniuose. Duobės. 50 dešinys 0. 20 kairys 1. 50 duobės. 20 dešinys 1 į trampliną. 30 kairys 6. Ir vėl taip pat. 50 kairys 4 plius. 200. Dėmesio, dešinys 5 plius. 100. Dešinys 0. Matai, šikanas kairė. Tramplinas 40. Kairys 1 plius. 30. Dešinys 4. Siaura tiltas. Į kairį 2 ir dešinys 2 plius. 250. Dešinys 2 plius. 150. Toliau. Stop. 50. Dešinys 6. 50. Kairys 7. Gazo. 30. Kairys 1 ir dešinys 1 plius. 100. Laikyk. Kairys 0. 60. Duobės. O, mazinai biškį. 40. Kairys 6. 30. Dešinys 1 plius. 40. Kairys 1. 50.
prie kirsti, mašina stovi, dešinys 0. Ir kairys 1 į dešinį 7. 250. Garsas tai kai raketa, kad būtų. Aha. Stop, 80 kairys 6. Šimtas pem. Dešinys 1 plius. 200 iki finišo, pilnais. Čia stopų geras vaizdelis. Bet panašu, kad jau jį atsižėjo šiandien. Nu, bet dabar tą, kur praeitą kartą ten per daug užsisukau, dabar jau gražiau. Bet tas, kur po tramplino, tai vis tiek tik pat iššūdinai. Rokai, tu vėl palikai kamerą be priežiūros.
itališką klasę. Ir čia, trečioje vietoje šiandieną, Vytautas Jankūnas ir Andrius Varnas. BMW automobiliu važiavę Ignas Bralkovskis ir Arminas Zlatkus užima antrąją vietą. Debiutantai mūsų šių metų Miniralio žmonės žengiantys pirmus žingsnius ralyje ilgą laiką buvo prie trasos. Netgi, žinok, Saulenė sužinojau, kad per pertrauką čia net susikrovė galingesnę širdelę į savo BMW ir tai atnešė rezultatų panašu. Ir šiandieną pirmoje vietoje SGS3 įskaitoje Martynas Tereikis ir Saulius Ruskas. Trečias numeris šio sezono lyderiai Martynas ir Saulius, Gorilla Burgers komanda šios įskaitos nugalėtojai. Ir kviečiam visus bendrai nuotraukai. Prie juostos gražiai ir šypsenos, prizai į priekį, viršų. Ačiū Jums, SGS3. Tai ką, baigėsi šių metų mini ralio kančius, bent jau mano. Užkeiktų metų. Visą sezoną užkeiktas. Jo, sezonas įdomus. Visko būta, ko nebūta. Bet mes jau stovėm ant... Jo, finišo. Visiško finišo. Finiš. Šių metų mini ralio finišas. Bet tokio nesėkmingo sezono nežinau. Komandos tokios, kam būtų tokios nesėkmės kažkaip ne... Tai va, ateikit į Gorilą, bus įdomu, patikėkit. Atsinešat slengstį. Ir siurblį. Kuro. Kuro siurblis, slengstį. Stogą ir dar gerai būtų ketvirtį paimkite. Bet pasirodo, po to nereikia. Tai va, o bendrai tai ralis finišuotas, be nuostolių, tai tikslą pasiekiau, ką norėjau, sufinišuoti be nuostolių garbingai. Ir dabar jau laukia tik tai jūsų paskutinis pasirodymas. Nu, jeigu bus. Va, planuojam. Tai bus, viskas bus gerai. Tai mes irgi be nuostolių, technika sveika. Padarėm, šiaip labai gerai startavom, pirmi 3 dopai buvom savo klasiai. Pirmi, antri buvo. Pirmi, antri. Antrą greičio ruožą laimėjo tarp kitko. Jo, ir bendroji skaitoj 6 buvom, paskui 4 startavom, prasidėjo tam tikros problemos. Kalėm su dešiniu ratu į labai stambų didelį akmenį, dingo elektra automobilį. Užgeso visi ekranai, pasikalbėjimo įrangos. Nu, kažką tai krestelėjom. Normaliai tai. Jo, bet ten normaliai ir krestelėjom, tai viskas, kaip aš suprantu, esmė, kaip kas atsitinka. Nu ir viskas, mašinos trauka dingo, viskas dingo, riedam ir laukiu, kol vėl atgal kompai visi užsikraus. O jie neužsikrauna momentiškai. Tai pirmas savo kiek? 11 sekundžių turbūt pragrojo mane. Nu, tarkim, jo. Nu ir viskas kaip ir tada jau mes sakom, kad jau, nu, nėra čia ką kandžiotis, važiuojam toliau. Atvažiavom į kitą dopą, šikaną pralėkėm tiesiai. Ko rezumoje kainavo mum 3 vietą, nes gavom 20 sekundžių baudos. Tai, nu, sakau, pusę minutės prisirinkom nesąmonių šitam ralį, tai nėra ko stresuoti ir diskutuoti, kodėl mes esam ten, kur mes esam. Orleno kolonėliai. Orleno kolonėliai. Beveik baiginėjom valgyti dešrainį ir 3 valandas kelionė namo dar laukia. Jeigu Opelis neužlinks. Jo, nu turime šitą įdomių. Labai įdomu šitą. Tai ralis be nuostolių. Jo, minus Opelio variklis. Jo, kai serviso mašiną gal datrauks. Tai dasitrauksim, dasistumsim kažkaip jau. Bet šiaip tai viskas labai buvo smagu. Su mumis galbūt dar susimatysi čia sezoną. Vienose varžybose. Tai... Su jumis jau... Būsim pasikeitę, persidažę plaukus. Jo, pasimatysim kitais metais. Arba bulvų. Nebent dar kokią avantūrą sugalvosim laikui bėgant, bet tai čia viską pamatysit, sekit mus. Tai labai norim padėkoti rėmėjam ir šeimom ir draugam ir visi, kas padėjo mum siekti šių metų tikslų.
Visada noris geriau, bet aš manau, kad... Bet kad yra gerai? Yra gerai, o geriau gali būti visada. Mes patys esam daugmaž patenkinti savo rezultatais, bet vėlgi grįžkim prie to, kad gali būti ir geriau. O šiaip viskas yra gerai, labai daug pamokų išmokta, manau, ne? Tai Grikienio geras patarimas, jau kai nori stabdyti, nestabdyk, dar sekundę palauk, tada stabdyk. Jo, padeda. Tai panaudojom. Ačiū Grikienį, Mindaugai. Tai tarp kitko Druskininkose labai geras patarimas buvo. O šiaip tai, liūdna čia su jumis atsisveikint, nes jau pasimatysim neužilgo. Tas laikas taip greit prabėgs, kad... Jo. Spėk tik amortiko sutvarkyti, mašiną atstatyti, perdažyti, perplaukoti ir... Tai va, labai ačiū, kad žiūrėjot, buvot su mumis kartu, komentavot ir sekėt mūsų kelionės. Kitais metais grįšim stipresni ir pabandysim nudžiuginti jūs ir toliau. Tai ką? Ate!